Advento laikas, kai sakome, kad Dievas save pareiškė pasauliui. Dievas atėjo į žemę, tapo žmogumi, Jėzumi ir save pareiškė pasauliui, kad jis Dievas žmogus. Bet Advento skaitiniai mums dar kalba, kad prieš Dievą, prieš jo atėjimą, jau Dievas save apreiškė ir per žmones. Jonas Krikštytojas buvo tas, kuris, sakom, ruošė viešpačiui kelią. Advento laikas mums sako, kad Dievas ir per mus nori kalbėti. Taip norisi kartais ar karo atveju, ar mūsų kokiu iššūkiu atveju, kad pats Dievas įsikištų, kažkaip apsireikštų, pasirodytų. Jis taip ir padarė vieną kartą istorijos pradžioje, krikščionybės pradžioje. Bet jis sako, kad jis dar pats nepasirodęs jau kalba mums per žmones. Per Joną Krikštytoją, per mane, per tave, kuris matai šį įrašą, jis kitam žmogui gali pasakyti apie save. Tu gali liudyti apie Jėzų, apie Dievą, kuris tapo žmogumi, nes tu pats esi žmogus. Dievas tapdamas žmogumi primena, kad jis jau buvo žemėje. Ir kitose Evangelijos vietose Jėzus apie save pasakys: Tėvas ir aš esame viena. Per Jėzų, kuris tapo žmogumi, Dievas kaip tėvas, kaip šventoji dvasia, kaip Jėzus apsireiškia. Advento žinia yra, kad per tave ir per mane Dievas apsireiškia, nes esam sukurti pagal jo paveikslą ir panašumą. Jauskimės Dievo pakviesti jį Evangeliją skelbti kitiems žmonėms. Mes esame Dievo atvaizdas, Jėzaus atvaizdas. Labai paprastai ignaciškas dvasingumas sako, kuo esi labiau žmogiškesnis, tuo esi dieviškesnis. Nebijokim paprastai žmonėmis būti, taip Dievui reikšti, leisti apsireikšti šito žemėje per mūsų žmogiško meilę. Jono Evangelija sako, kas sakosi mylys Dievą, bet nemyli žmogaus, jis yra melagis. Mylėkime žmogiškai ir pasireikš dieviškumas. O ten, kur nepajėgsim, kur esam trumpi truputį, silpni, tenai ateis Dievas su savo pagalba, ateis su savo jėga, su savo asmeniu, su savo žmogiškumu ir dieviškumu.